Sveiki visi, leiskite prisistatyti, esu Adomas ir būsiu vienas iš apžvalgininkų šiame kanale. Bandysiu perteikti įvairias laikrodžių bei jų aksesuarų apžvalgas, ne tik kadangi man tai yra labai įdomu, bet kartu ir jums bus daug lengviau apsispręsti dėl tam tikrų laikrodžių pirkimo. Nors esu jaunas, patirties su laikrodžiais turiu tikrai daug, juos kolekcionuoju jau apie 6-7 metus, o apžvalgas darau jau apie 5 metus, tai kad juos darydavau anglų kalba. Ir jeigu jūs randate kažkokių video įžvalgų, patarimų ir panašiai, palikite juos komentaruose apačioje. Prieš pradedant kalbėti apie šį tikrai išskirtinį laikrodį, norėčiau tik pasakyti tai, jog apžvalgos bus objektyvios ir tikslas ne parduoti jums laikrodį, o padėti apsispręsti dėl jo pirkimo. Taigi pradėkim. Šiandieną turime Aviator firmos modelį, kuris mini labai svarbų Lietuvoje įvykį, ir tai yra Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą 1933 metais. Galbūt istoriją daug kas žino, bet 1933 m. Liepos 15 d. abudu pilotai pakilo iš Floydo Benneto Fieldo oro uosto Amerikoje ir jau kitą dieną turėjo būti Lietuvoje, įveikę visą šitą skrydį per Atlantą, tačiau kaip žinia, nežinomomis aplinkybėmis pilotai nepasiekė savo tikslo, o lėktuvas nesėkmingai nusileido Vokietijos miškuose. Ir nors skrydis nebuvo sėkmingas, pilotai paliko didžiulį pėdsaką Lietuvos istorijoje ir stipriai prisidėjo prie šalies aukštinimo. Ši šveicarų įmonė Aviator, kuris specializuojasi tik aviacijos stiliaus laikrodžių gamybą, sukūrė būtent šio istorinio įvykio 90-osioms metinėms paminėti šį modelį, kuris atitinkamai yra limituotas 90 vienetų, tai yra 90 vienetų paprastos sidabrinės korpuso spalvos ir 90 vienetų auksinės korpuso spalvos laikrodžių. Dažniausiai laikrodžiuose dėžutė yra greičiausiai mažiausiai svarbus dalykas, nes jos ant riešo nenešiosi, bet manau vis tiek derėtų apžvelgti visą įpakavimą. Ant dėžutės įmautės labai aiškiai pavaizduota būtent kam dedikuotas šis laikrodis, turime visus užrašus ir taipogi legendinį Lituanikos lėktuvą. Apart to, dėžutė standartinė ir taip pat yra laikrodžio instrukcija. Įpakavimas tikrai gražus, jeigu sugalvotumėte šį laikrodį dovanoti kaip dovaną. Dėl įpakavimo tikrai nereiktų rūpintis. Prieš pradedant kalbėti apie techninę šio laikrodžio savybės, manau vertėtų pirmiausia apžvelgti patį dizainą. Jis vėlgi patiks tik tam tikrai žmonių grupiai. Aviacijos stiliaus laikrodžiai dažniausiai būna didesni, o kas vyksta ant jų ciferblatų dažnai apskritai sunku suprasti. Lygiai taip pat yra ir ant šito modelio. Kaip matote, ant ciferblato daugybė įvairiausių užrašų ir skaičiukų, ir visi jie turi paskirtis, kurias aptarsime, tačiau iš dizaino pusės laikrodis yra tikrai labai įdomiai atrodantis. Šis modelis yra padarytas pagal Air Cobra GMT Aviator modelį ir, kaip jau minėjau, yra galimos dvi korpuso spalvos, tai yra sidabrinė nerūdijančio plieno spalva ir taipogi rožinio aukso spalva. Kalbant apie dydžius, laikrodžio korpuso diametras yra beveik 43 mm, korpuso ilgis 52 mm, storis beveik 11 mm, tarp auselių apyrankės plotis yra 19 mm ir sveria šis laikrodis 97 gramus. Ir štai taip laikrodis atrodo ant mano 18 cm riešo. Kaip ir sakiau, korpusas ne iš mažųjų, tačiau mano manimu ant mano riešo atrodo dar pakankamai gerai. Bendram kasdieniniam nešiojimui dydis problemų tikrai neturėtų sudaryti ir laikrodis labai patogiai guli ant rankos. Laikrodžio apyrankė labai patogi ir pagaminta iš paprastos juodos odos ir apsiuvinėta baltu siūlu, kuris mano manimu labai puikiai dera prie visų baltų užrašų ir skaičių ant pačio laikrodžio. Na ir be abejonės sagties spalva suderinta su korpuso spalva. Taip pat laikrodis yra atitinkamai dekoruotas, ant nugarėlės yra labai gražiai išgraviruotas žymusis Dariaus ir Girėno pilotuotas Lituanikos lėktuvas, taip pat aprašyta kam dedikuotas šis laikrodis, kur yra pagamintas ir taipogi serijos skaičius iš 90 galimų. Paviršiaus išbaigimas skirtingas, auselių viršutinė dalis yra smulkiai nušlifuota, o šonai poliruoti. Aukso spalvos modelis taip pat atrodo labai kokybiškai nudažytas ir lygiai taip pat dailiai išdirbti paviršiai. Kas man labai patiko, tai yra didelė karūnėlė, kuri labai gražiai susiaurėja ties korpusu. Angliškai vadinamas bezelis turi taip pat labai malonų sukibimą ir daugybę smulkių griovelių, o kartu su juoda spalva mano manimu labai gerai prisideda prie šio laikrodžio grožio. Visą ciferblatą dengia safyrinis stikliukas ir kaip žinoma jis yra daug atsparesnis įbrėžimams negu kad paprastas stikliukas iš mineralo, kuriuos dažniausiai rastumėte ant tokių laikrodžių kaip Casio ir Citizen. Ir galiausiai priėjome prie pačio ciferblato. Visų pirma, kaip jau matėte, vidinis bezelis sukasi sukant išorinio bezelio briauną, taip galima pamatyti laiką skirtingose pasaulio miestuose. Toliau seka langas ties 9 valandą, kuris ir yra minėta GMT funkcija, tai yra dviejų galimų laikų vienu metu rodymo funkcija.
Šis langas labai aiškiai yra pavadintas namų laiku ir jeigu ištrauksite karūnėlę į pirmąją padėtį ir pasuksite žemyn, lengvai galėsite nustatyti valandas gimtinėje. Tokiu būdu šiame lange matysite valandas, o didžiosios minutinės rodyklės rodys pačias minutes. Taigi langas kairėje rodo namų laiką, o nustatytas laikas ant pačio laikrodžio arba tiesiog esančios rodyklės rodys kitą jūsų pasirinktą laiką, kurį galite nustatyti ištraukę karūnėlę į antrąją poziciją. Taip pat, kaip matote, kairėje yra datos langelis, kuris yra beje labai gražiai suderintas su juoda ciferblato spalva ir jis reguliuojamas ištraukiant karūnėlę į pirmąją poziciją ir sukant į viršų, skirtingai nei nustatinėjant namų laiką. Apačioje garbingai minimi pilotų vardai, o viršuje Aviator įmonės pavadinimas ir logotipas. Kalbant apie patį dizainą, šioje vietoje man labai patinka spalvų pasirinkimas. Geltona spalva duoda laikrodžiui žaismingumą, tačiau juoda ir balta spalvos atrodo viską laikrodyje sujungia ir padaro rimtesniu. Taip pat labai man mėgiama detalė yra mažytė Lietuvos vėliava ties 9 valandą, nors smulkmena labai gražiai atrodo. Ir taip pat galbūt jau pastebėjote, kad ant vidinio bezelio geltonai paryškintas yra Kauno miesto pavadinimas ir taip yra padaryta specialiai, kadangi pilotų galutinis tikslas ir buvo nusileisti Kaune. Mechanizmas kvarcinis AV024 ir yra padarytas pagal Ronda 515.24D mechanizmą ir nors apie šitą mechanizmą daug informacijos neradau, manau baterija laikys standartiškai 3-5 metus. Dar vienas nepaminėtas, tačiau labai svarbus dalykas yra tai, jog laikrodis turi 100 metrų vandens atsparumą, kuris leidžia laisvai plaukioti su juo vandenyje ir nebijoti, jog kažkas atsitiks, tačiau nardymui dar šiek tiek trūksta. Toliau seka mano pastebėti laikrodžio trūkumai, kurių šiuo atveju yra nedaug. Visų pirma, laikrodžių dydis. Kaip ir daugelis laikrodžių mėgėjų esu linkęs mėgti laikrodžius iki 40 mm. Aišku, tai labai stipriai priklauso nuo laikrodžio tipo, tačiau šiuo atveju, manau, gamintojai būtų apsėję ir su 40 mm. O kitas pastebėjimas būtų bezelis, kuris yra šiek tiek per laisvas mano skoniui ir retkarčiais važinėja pirmyn atgal. Sukti patogu, tačiau norėtųsi standumo. Tikrai problema nedidelė, bet verta atsižvelgti. Taigi galiausiai apibendrinant, mano manymu laikrodis tikrai gerai išdirbtas ir perkant būtent tokiam paminėjimui, manau, tikrai nenusivilsite. Specifikacijos tikrai ganėtinai geros, dailiai atrodo ir yra galimybė pasirinkti tarp dviejų korpuso spalvų, geras vandens atsparumas ir jaučiasi, jog laikrodis nėra žaislinis ir tarnaus tikrai ne vienerius ateinančius metus, o savininką kasdien džiugins. Todėl mano nuomonė apie šį laikrodį išlieka labai pozityvi ir iš manęs rekomendaciją tikrai gaunate. O ar šis laikrodis jums tinka, belieka nuspręsti tik jums patiems. Labai ačiū, kad skyrėte man savo laiką ir žiūrėjote. Iki.